Ну что, второй наш репортаж «Лучшая хата». Но этот раз это блюз-бар, который найдется на Underground Клайпедецкого вокзала. Это кабак, который принимает всякие инициативы и другие глюки. Ну что, сменяем дислокацию. Saulius Janutis, šio baro šeimininkas, neseniai šventėme metukus gimtadienį. Atsirado todėl, kad žinau, kad žmonėms reikia tikros geros muzikos. Ne nuo muzikos stiliaus bliuzo, bet nuo gyvenimo stiliaus tas bliuzas. O tas sutrumpintas pavadinimas iškilo bliuzbaris. Galima ne tik pasiklausyti muzikos, čia galima ir susirasti naujų draugų. Visi, kas neformalus, ypač jaunimas, jis nėra kažkur pageidavimas kitose baros. Jos arba blogai žiūrės, arba jos ten išprašys lauk. Čia visada yra jie laukiami, jie ateina, jeigu jie nėra pažįstami. Tas erdvės trūkumas suduoda tai, kad viena kompanija prisėda prie to staliuko, kur yra vietos, susipažįsta tos kompanijos, kitą dieną jau draugai ateina visi kartu pasėdėti. Čia visi praktiškai yra stiliai groja ir tas nėra kažkoks tai vienas pakraipos. Darom vieną dieną ir DJ, kitą dieną rokas, kitą punkai bus ten ir kažkoks ten rusiškas rokas. Visi stiliai, kurie ten tik egzistuoja. Čia yra laukiami ne tik kažkokie profesionalūs muzikantai, o labiau yra jaunimas, kuris jaunos grupės, kuris tik susikūrusios. Jų niekas daugiau nepriima, ne vienas klubas, niekas. O pas manęs prašom, ateikite, visada susitarsime. Ir visada jūs pakviesiu pagroti ar apšildyti kažkokią kitą žinomą grupę. Patys muzikantai, kurie ten grojantis didžiausius honorarus, jie nori iš idėjos pagroti. Jie būtent padėti pliusą, kad jie groja tame bliuzbariu. Praktiškai su visais muzikantais pakalbant, jie atvažiuoja su malonumu. Jie būtent nori iš čia pagroti. Aš paprasčiausiai netgi negaliu visų tiek norinčių priimti pas save, nes nėra net tiek galimybių. Tai gal nebadyk man su tuo šūdu?